Labą dieną, gerbiami krepšinio bičiuliai. Tikrai turėjom 2 valandas turiningo pokalbio, buvo pristatytos visų jaunimo rinktinių programos ir džiaugiuosi, kad mūsų treneriai yra kūrybiški, turi daug ambicijų ir kiekvienas iš jų nori siekti pačiu aukščiausio rezultato. Ši vasara tikrai bus ypatinga. 7 rinktinės dalyvauja, 6 iš jų Europos čempionatuose ir 1 rinktinė pasaulio čempionate. Tai praėję metai buvo netokie, sakykime, blogi, galbūt mes neiškovojome medalių, tačiau šią vasarą mes turim labai daug ambicijų ir treneriai turi daug ambicijų, mes vis tiek pakovosim dėl medalių, nežinau kokios spalvos, bet manau, kad šie treneriai turi daug potencijos, daug potencinių galimybių kovoti dėl medalio, tuo labiau, kad mes turim čia ir 2 Europos čempionus, turim ir pereitų metų Europos čempionato 4 vietos laimėtoją trenerį. Atidžiai parinkom trenerius, pačius geriausius, aš manau, šiuo metu esančius ir kiekvienas iš jų turi tikrai labai gerus šansus. Tai noriu palinkėti Krepšinio federacijos vardu, bendruomenės krepšinio vardu, visiems mūsų kolegom, mūsų treneriam geros vasaros, sėkmingos vasaros, turiningos vasaros ir norėtųsi, kad jums krepšinis tiek kaip treneriam, tiek žaidėjim suteiktų džiaugsmo, o mes lauksim jūsų, kaip sakyti, su gerais rezultatais. Tai labą dieną visiems, kaip ir minėjo Mindaugas. Darbuosiuosi šitą vasarą su U16 merginų rinktine. Žaisim B divizione, Europos čempionato ir nenoriu čia daug gal įsiplėsti, bet federacija mums yra iškėlusi tikslą užimti prizinę vietą ir tokiu būdu patekti į A divizioną. Tai to ir važiuosim tenai. Nesenai vykusiame susirinkime pristatėm ir aš asmeniškai irgi pats pristačiau pasirašymo planą. Nežinau, viską esam sudėlioję, laukiam, kada galėsim pradėti darbus. Ir nežinau, dar galėčiau užakcentuoti, kad visos merginos nori atvažiuoti, neturim kol kas jokių netekčių, visos pareiškia norą, tai svarbiausia, kad būtų visos veikos ir motyvuotos prieš čempionatą. Tai va, ir tuo pačiu visiems kolegoms linkiu sėkmės, kad viskas praeitų sklandžiai. Ačiū. Labą dieną, esu Aivaras Grigaliūnas, esu U16 rinktinės treneris. Europos čempionatas vyks Graikijoje. Irgi federacija iškėlė tikslą užimti 1-6 vietą, stengsimės jį įgyvendinti. Vaikinai irgi visi noriai sutiko dalyvauti, ruošiamės intensyviai ir stengsimės tuos tikslus įvykdyti. Tiek. Ačiū. Taip, tai sveiki visi. Tai mes dalyvausime pasaulio čempionate Turkijoje, intensyviai ruošiame šiuo metu planus, stebime žaidėjus ir ruošiamės startuoti jau gegužės 28 dieną. Tikslai federacijos iškelti, tai yra 1-6 vieta ir turbūt tiek. Labą dieną. Esu Rima Donienė, U18 merginų rinktinės vyriausia trenerė. Vasarą startuosime Europos čempionate B divizionas vyks Rumunijoje, rugpjūčio 2-11 dienomis. Taip pat labai didelių netekčių neturime, merginos kaip ir sutinka atvažiuoti. Pradėsime pasiruošimą birželio mėnesį, birželio 29 dieną. Pristatėme savo planus ir federacija norėtų ir labai iškėlus uždavinius, kad grįžti į A divizioną, stengsimės pateisinti visų lūkesčius. Ačiū. Sveiki, kaip ir pristatė Mindaugas, esu U18 vyriausias treneris. Šiais metais mes Liepos 27 pradedam čempionatą Suomijoje, Tamperėje. Kaip ir prieš tai pasakė, kad tai yra ta pati karta, kur 2 metai prieš tai iškovoja auksą po 14 metų pertraukos, tai natūralu, kad lūkesčiai yra labai dideli, bet kaip yra laimėjom tą titulą, taip ir manau bus vaikinai labai motyvuoti tą titulą ir pakartoti. Tai birželio 27 pradedam pasiruošimą. Atrodo, kad viskas eina kol kas pagal planą, niekas iš žaidėjų neatsisakė, visi nori atstovauti savo rinktinei, todėl
optimizmo, kaip visada, pas mus yra labai daug. Ačiū. Jo, yra tikrai tų keletą žaidėjų, pavardėm galiu galbūt išvardinti, bet tai vėlgi nereiškia, kad jie pateks į 12-uką, jie turi daug šansų, tai turbūt daugam žinomi yra Gantas Kryžanauskas, kuris atlieka tam tikrą vaidmenį Vilniaus Ryto komandoje, kartais eina net į startinį penketą. Armantas Bancevičius, kuris yra startinio penketo žaidėjas Vilkaviško Perlo komandoje, tai yra NKL komanda, kuri irgi vis tiek, kaip bebūtų U18, tai yra žaidėjai, kurie žaidžia antram divizione, jau ir parodo, kad visai neblogą lygį. Tas pas Mantas Juzienas, jisai prieitam čempionate dėl traumos praktiškai nežaidė, tai yra jis berods antrose rungtynėse gavo čiurnos traumą, tai taip pat padarė labai didelę pažangą ir aš manau, čia yra tie žaidėjai, kurie galbūt nevaidino didelį vaidmenį prieitam čempionate, bet iš tų tokių, kurie ir prieitam čempionate vaidino, tai aš pirmiausia, aišku, turbūt visas dėmesys krypsta į Kasparą Jakučionį, vis tiek tai žaidėjas, kuris 18 metų debutavo Eurolygoje, jeigu neklysta, praeitais metais jis irgi lygiai taip pat, tai ir ACB pirmenybėse porą rungtynių išbėgo, tai manau, potencialiai yra komandos lyderis. Aš vėlgi šitas jaunuolį jau seniai stebiu ir dabar žinau, kad ir didelis dėmesys ir iš NBA skautų yra būtent Kasparui ir nežinau, iš vienos pusės nustebino, praeitas čempionatą jisai dėl nugaros negalėjo visiškai pilnai atsiskleisti, bet tu žinai, kad jo lubos yra tikrai už tai. Tai labai smagu, kad jis pateko į tokią organizaciją ir pas tokį trenerį kaip Šarūną Jasikevičių, kuris leido bent keliom minutėm išbėgti ir pajusti tą aukščiausio lygio krepšinį. Kiek žinau, sekasi labai gerai, irgi taip pat kaip ir Kasparas jau yra sulaukęs NBA skautų dėmesio ir šiais metais tapo geriausių valstijos žaidėjų, tai bet kokiu atveju, jeigu mes šnekam apie Ilinojus valstybę, tai yra apie 10 milijonų gyventojų, tai kai tu tampi geriausių savo kartos žaidėjų prie tiek žmonių ir tokioje šalyje kaip Amerika, tai rodo, kad tavo vis tiek yra krepšinio lygis tikrai aukštas. Taip, tai yra trys kandidatai, tai yra Artūras Butajevas, Dovydas Buika ir Ignas Urbanas, kur mes šnekėjom kažkiek ir su jais, ir su jų agentais. Kaip bebūtų, po pasaulio čempionatą bus 3 savaitės, kur žaidėjai galės kažkiek atsikvėpti, bet manau, galutinį sprendimą vis tiek priims patys žaidėjai po čempionato, priklausomi nuo jos fizinės ir emocinės būsenos. Sveiki visi. Vilius Stanišauskas, U20 merginų rinktinės vyrtreneris. Kaip žino, čempionatas vyks Lietuvoje, gal kažkiek papildomo spaudimo, bet žinom, kokią komandą turim, esam Europos čempionato U18 laimėtojai, U19 pasaulio čempionate likom 8 vietoj. Sau keliam tikrai nemažus tikslus, labai tikimės palaikymo tiek Klaipėdoje, tiek tikiuosi būsime ir žaisime dėl aukščiausių vietų Vilniuje. Turbūt tiek. Kiek teko bendrauti ir su Justės tėčiu, kurį tikrai dažnai sutinku moterų lygos rungtynėse, tai procesas kol kas sklandus ir į gerąją pusę. Justė sportuoja, po biškį atsigavinėja ir mes visi labai optimistiškai tai žiūrim ir tikim, kad į U20 čempionate dalyvaus. Sveiki visi dar kartelį. Tai, kaip jau ir minėjau, esu U20 vaikinų komandos vyriausias treneris. Tai yra vyriausia, brandžiausia mūsų karta, kuri yra po nacionalinės vyrų rinktinės ir federacija yra iškėlusi aukštus tiklus. Mes su treneriais ir žaidėjais keliame dar aukštesnius ir tikrai mes norime pasirodyti gerai. Mūsų turnyras vyks Dynėje, netoli Lietuvos ir tikrai tikimės, kad ir bus nemažai sirgalių, kurie atvyks mūsų palaikyti, kaip ir Vilių Klaipėdoje, tikiuosi nemažesnės auditorijos. Kaip ir treneriai minėjo, ir pas mane komandoje nei vienas žaidėjas neatsisakė neatvykti į rinktinę, visi yra labai motyvuoti ir tikrai nori atstovauti Lietuvą ir iš tikrųjų bus džiugiau pamatyti ir Murauskų ir Kryvo duetą aikštelėje, tai tikrai visi laukime tos rinktinės ir norime kuo greičiau startuoti ir pristatyti Lietuvą. Tai
tiek Paulius, tiek ir Motiejus nebuvo ypatingai patenkinti savo rolėmis universitete, nes tikrai išvažiavę turėjo didesnių lūkesčių. Ir dėja susiklostė taip, kad Kryvas žaidė kažkiek daugiau, Paulius turėdavo tik tais mažas minutės, bet abudu jie tikrai intensyviai treniravosi ir dėjo visas pastangas sezono metu, kad išlaikytų formą. Ir aš manau, kad dėl to jie bus net ekstra motivuoti būti rinktinėje ir parodyti savo žaidimo klasę, nes žinau, kad Murauskas keis universitetą ir jam tai bus labai svarbi vasara, kad parodyti, kokiam jisai lygiai yra ir kad jisai gali būti žaidžiantis žaidėjas, o ne tik tais minučių. Šiai dienai jo tokie yra mąstymai, kad jisai norėtų likti Amerikoje, bet niekada negali žinoti. Jeigu gaus gerą pasiūlymą Europoje, galbūt grįš į Europą.